pradėjau kelti turinį ir pradėjau kelti jo daug, nes tiesiog noriu daugiau klientų. Tikiu, kad dabar man yra tas metas, kai aš turiu patirties, gebu spręsti problemas greitai ir kad pakelti savo pajamas, tiesiog man reikia daugiau klientų ir sugalvojau jų ieškoti būtent per socialinius tinklus. Ir dar paklausiau, aišku, Alex Hormozy. If your business isn't making $100,000 a month, number one, grab a kitchen timer and then turn it to 4 hours. Number two, advertise until the timer is up. You can do warm outbound, cold outbound, content, paid ads. Don't do all of them. Just pick one until you get to $100,000 a month. And when that 4-hour timer is up and the day is done, just do it again tomorrow. Tai va, būtent šitie žodžiai mane motivavo. Tai praeitą sekmadienį, dabar yra sekmadienis, po to lygiai savaitę praėjau. Tai iš pradžių bandžiau atsidėti 4 valandas, dirbti tais blokais, bet man tiesiog tai netinka su mano dienotvarke. Tai aš tiesiog kiekvieną laisvą momentą arba darau reelsą, arba galvoju apie reelsą, arba žiūriu, kaip jį daryti ir arba postinu. Tai man tas labiau veikia. Šią savaitę įkėliau 43 ir dar yra sekmadienis, dabar yra berods tik tai po 12-15, tai manau dar 4 šiandien tikrai spėsiu padaryti. Jeigu nedaugiau, tai per visą savaitę 50 turinio vienetų, kas manau yra neblogai. Finansiškai tai kol kas, aišku, nieks nieko nepasijautė, keli followeriai, TikTokas neužblokavo, bet tiesiog mano turinio beveik niekam nerodo. Tai pagrindė Instagramas yra ir aišku, automatiškai iš Instagramo eina į Facebooką ir į Threadsus. Kaip ir vakar netgi sužinojau, bet vis tiek pagrindas yra Instagramas, nes manau, kad mano klientas yra Instagrame ir galbūt dalis klientų Facebook'e. Tai va, tai ši savaitė tokia. Nežinau, labai nepavargau. Pradžia yra įdomi. Kam įdomu, tai montuoju su 2 programėlėm viską, tai su CapCut ir Captions. Objektų, aišku, video daro man jau filmuotojas, filmografas. Jau, kaip sakyti, ten pats nelendu. Tai va. O tikslas, tai kaip ir tam klipe sako, kol 100 000 per mėnesį nedarai, tol turi daryti turinį. Tai va, tikslas 100 000 eurų per mėnesį. Žiūrėsim, kaip seksis, kaip gausis. Manau, per metus laiko turėčiau pasiekti. Gal čia viskas susproks ir bus jau kitą mėnesį. Niekas nežino, tai stengiuosi daryti kasdien. Maksimaliai, ką galiu, kaip ir visada, ir tikiuosi viskas pavyks. O jeigu jums įdomu, galite sekti mano kelionę YouTube'e, daugiau dalinsiuosi apie kaip viskas vyksta, kaip man sekėsi, o Instagramas tai yra vieta, kur aš mokinuosi, kaip daryti, ką daryti. Ir manau, kad kuo daugiau aš turinio vienetų paleisiu, tuo greičiau išmoksiu, kaip jas daryti teisingai, taip, kad žmonės ne tik mane sektų, bet ir mane kreiptųsi ir matytų kaip profesionalą toliau.